Tepadeda mums Viešpats. Žengiu prie Dievo altoriaus, prie Dievo, kuris džiugina mano jaunystę. Noriu pamaldžiai atlikti man pavestą tarnystę. Prašau tave, Viešpatie Jėzaus, susikaupimo malonės, kad mano mintis vis būtų prie tavęs, kad mano akis būtų nukreiptos altorių, mano širdis priklausytų vien tik tau. Amen. Ženkime džiaugsmingai. Jūs nusileiskit. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė, Šventosios Dvasios bendrystė, tebūna su jumis visais. Broliai seserys Kristuje, šiandien Pasiūnuose švenčiame iškilmingą liturgiją, švenčiame atlaidus, kurie yra skirti dviejų apaštalų garbei, šventajam Petrui ir Pauliui. Ir džiaugiuosi, kad šiandien mes ateiname ir Viešpaties akivaizdoje trokštame pirmiausia dėkoti už visą gerą, ką Jis daro mūsų gyvenime, dėkoti už bendruomenę, bet kartu ir semtis iš Viešpatės. To paties svarbiausio - šventumo, vilties,
įkvėpimo, tegu šiandien šventoji dvasia nužengia į mūsų gyvenimus, kad mes iš tikrųjų būtume tie krikščionys pagal Jėzaus žodį. Nes jeigu mes to nepaisome, tai šiandien mados yra tokios, kad ypač pakraščiuose sako, viskas blogai ir bando mums tą įpiršti, kad viskas nyksta, bet iš tikrųjų viskas yra mūsų rankose. Labai daug nuo mūsų priklauso, nuo mūsų kovos dvasios, pasiryžimo, kad mes iš tikrųjų ir krikščionių gyvenime būtume tokie, kad nebūtų tas žodis, kad nieko nebus, o kad mes galime. Ir jeigu šiandien mes kažko negalime įgyvendinti, tą padarysime kitais metais, arba dar kitais metais. Bet ko reikia? Širdies ryžto. Tas yra svarbiausia, kad būtų tas noras kurti Dievo karalystę. Ir šiandien meldžiuosi už mūsų bendruomenę, prašydamas to. Ir aukojame intencijas, kuriomis prašo mūsų melstis. Taigi, Dievo gailestingumui atiduodami mirusieji amžiną atilsį Genuefą, kuri prieš 5 metus iškeliavo, Algirdas, taip pat amžiną atilsį Jadvigą, Jan, Henrik, Vladislavą, Černevskį ir mirusieji iš šeimos Rožanskih. Kad galėtume tyrę širdimi aukoti šventasias mišias ir į tyrę širdį priimti Dievo malonę, dabar išgyvename atgailos aktą, kuris šiandien bus iškilmingas. Priimsime apšlakstymą pašventintų vandeniu. Ir kaip tas vanduo mus nuplauna, tegu Dievo malonė nuplauna mūsų širdis ir mus sutaikina. Broliai seserys, nuolankiai prašykime viešpatį Dievą, kad palaimintų šitą mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį, ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventai dvasiai, kurią krikštu gavome. Visagali viešpatie Dieve, tu esi visokios kūno ir sielos gyvybės šaltinis ir pradžia. Todėl palaimink šitą vandenį, kuriuo viltingai naudojame savo nuodėmių atleidimų švęsti, nuo ligų bei priešo kėslų apsisaugoti ir visokерiopai tavo pagalbai gauti. Dėl savo gailestingumo leisk viešpatie, kad visuomet trykštų mūsų išganimui tavo malonės šaltiniai, idant galėtume išvengti visokių pavojų kūnui ir sielai ir tyra širdimi artintis prie tavęs. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Apšlakstyk mane
mus padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę. Amen. Gloria in excelsis Deo. Melskimės. Dieve, tu šiandien apaštalų Petrą ir Paulių šventėje, mūsų širdys užliejai tyrų kilnių džiaugsmų. Padaryk, kad ant jų pastatytų į tavo bažnyčią visada galėtų džiaugtis, ištikimai laikydamas jų skelbto tikėjimu. Prašome prie mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Klausykimės Dievo žodžio. Apaštalų darbų. Karalius Erodas pradėjo persekioti kai kuriuos bažnyčios žmonės. Jis nukirsdino Jokūbą, Jono brolį. Pamatęs, jog tai patinka žydams, įsakė suimti ir Petrą. Buvo neraugintos duonos dienos. Suėmęs Petrą, įmesdino jį į kalėjimą ir pavedė saugoti keturgubais sargybai, po 4 kareivius. Po Velykų ketino užduoti jį miniai. Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia karštai meldėsi už jį Dievui. Paskutinę naktį prieš Erodui išduodant Petrą, tasai sukaustytas 2 grandinėmis miegojo tarp 2 kareivių, prie durų sargybiniai ėjo sargybą. Staiga ten atsirado Viešpaties angelas ir kamerą nušvietė šviesa. Jis sudavė Petrui į šoną ir žadindamas tarė: kelkis greičiau. Ir nukrito jam grandinės nuo rankų. Angelas kalbėjo toliau: susijuosk ir apsiauk sandalus. Jis taip ir padarė. Angelas tęsė: užsimesk apsiaustą ir eik paskui mane. Išėjęs Petras sekė paskui jį. Tik jis nesuvokė, ar angelo veiksmai tikri. Jis tarėsi matąs regėjimą. Šitaip jiedu praėjo pro 1 ir 2 sargybą ir prisiartino prie geležinių vartų į miestą.
vartai savaime atsidarė. Ėjęs pro juos, jie leidosi tolyn vieną gatve. Staiga šalia ėjęs angelas išnyko. Petras atsipeikėjęs ištarė: dabar tikrai žinau, kad Viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios kėslų. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Brangusis, aš jau esu atnašaujamas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išsaugojau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats, teisingasis teisėjas. Ir ne tik man, bet ir visiems, kurie su meile laukia jo pasirodymų. Paskubėk veikiai atvykti pas mane. Viešpats buvo su manimi ir mane
mane sustiprino, kad toliau skelbčiau Evangeliją ir visos tautos ją išgirstų. Jis mane ištraukė iš liūto nasrų. Viešpats mane ištrauks ir iš visų piktų kėslų ir išgelbės, paimdamas į savo dangiškąją karalystę. Jam garbė per amžius. Amen. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Petras prabilo, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas esi Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangūs broliai ir seserys Kristuje, kartais būna taip, kad užtenka stebėti, kas vyksta kasdienybėje. Ir ta kasdienybė užduoda temą pamokslui, apie ką galima būtų susimastyti, panagrinėti. Ir Dievo širdyje, Dievo akivaizdoje į širdį
įsidėti. Taip jau yra, kad kasmet ateina atlaidai, nes jau kurį laiką su aktyviais parapiečiais pradėjome ruoštis. Tikrai dėjome daug pastangų, daug širdies. Vakar, kiek pavyko susirinkti, repetavome su patarnautojais. Taip pat tos gėlės prie altoriaus, kurios išreiškia mūsų pagarbą Dievui, pagarbą šiai liturgijai, tai irgi nenukrito iš dangaus. Žinot, kad yra tie, kurie pasirūpino, nupirko, atvežė, pastatė, kaip ir daugelis dalykų, kurie šiandien stebina mus ir džiugina, sušildo širdį. Šiandien taip pat planavome transliuoti tiesiogiai šį šventimą, bet taip atsitiko, kad mūsų ryšys striginėjo, kaip bebandėm, tai pasilikom ties tuo variantu, kad atsiprašysime mūsų parapiečių, kurie yra virtualiai, norėjo jungtis ir įkelsime šitą mūsų šventimą į YouTube paskyrą. Bet tai nebus tiesioginė transliacija, nes dėl techninių kliūčių ryšys šioje vietoje yra nekoks. Ir šiandien, kai pagalvojau apie tą ryšio striginėjimą, kuris turbūt mums yra pažįstamas, kad kartais neveikia internetas, kartais negalime nusiųsti kažkokio paveikslėlio artimiesiems arba padaryti video skambučio arba netgi prisiskambinti negalime. Šiandien iškėliau tokį klausimą, žvelgdamas į Petrą ir Paulių, tos du apaštalus, kurie yra liudininkai, ką tai reiškia būti Kristaus mokiniu. Iškėliau tokį klausimą, o mano ryšys su viešpačiu Jėzumi, koks jis yra? Jeigu mes pažiūrėtume techniškai, kai būna kartais geras ryšys, 5 brūkšneliai, labai panašiai visose telefonuose. O kai yra labai prastas, tai 1 brūkšnelis tas mažiausias ir tas atsiranda ir dingsta. O jeigu tai pagalvoti, mano ryšys su viešpačiu, koks jis yra? 5 padalos, 5 brūkšneliai, arba 1, o gal tik 3, o gal visai nėra. Ir tada sakom, gailestaujame, nėra susisiekimo su tinklu. Kiek šitie techniniai dalykai mus nukreipia širdimi į apmąstymus, kiek daug reiškia turėti ryšį su Jėzumi, santykį su juo. Nes būtent per santykį su juo mes esame pašventinami. Būtent per santykį su juo mes esame bendruomenė. Koks yra mano ryšys? Ar jis yra stiprus, ar jis yra puikus, o galbūt net ir to 1 brūkšnelio pritrūksta. Ir tada nėra susisiekimo. Kai šiandien žvelgiame iš juos apaštalus, o jų atvaizdai yra čia, Petras ir Paulius, ant pagrindinio altoriaus. Jų ryšys su viešpačiu Jėzumi iš tikrųjų perėjo įvairius etapus, bet galų gale jis tapo labai nuoširdus. Ir kas atsitiko? Kad jie tapę Kristaus mokiniais, priėmė Dievo malonę ir jį juos įkvėpė eiti su savo gyvenimu į pasaulį, į įvairias vietas ir nešti Dievą, nešti Jėzų, kurti bendruomenės, palaikyti tas bendruomenės. Jie rašė labai daug laiškų ir kiekvienas laiškas yra liudijimas, kad jiems rūpi ta bendruomenė, kad jie myli tą bendruomenę, kad jie palaiko tą bendruomenę. Vėlgi grįžtu prie to klausimo, kiek daug priklauso nuo mano ryšio su Jėzumi. Viešpats Jėzus pašaukė Petrą ir Paulių kaip 2 žmonės. Jie nebuvo kažkokie neaiškus. Žinot, kai būna Gėdos lentoji Ignalina anonimai, kritikuoja ten savo kritiką išreiškia. Anonimas 625. Anonimas 723, ne?
Niekada neatspėsiu, kas ten per žmogus, anonimas. Tai vat pašaukimas, kuris buvo duotas Petrui ir Pauliui, tai buvo asmeniškas kvietimas. Tai jie nebuvo anonimai Jėzui. Tai buvo tikri vyrai su savo širdimi, planais, svajonėmis. Ir tai buvo žmonės, kaip ir mes. Evangelija mums parodo, kad jiems nebuvo lengva augti pašaukime. Jie darė klaidų, jie darė visokių dalykų. Petras tai buvo toks, kaip čia pasakius, labai iš pradžių susižavėjęs Jėzumi ir labai pasiryžęs kartu su juo eiti visur. Bet paskui atsitinka taip, kad jis 3 kartus pasako, kad iš vis nieko bendro su juo neturi. Išsižada jo. O paskui suvokė, kad stiprybė ir galia yra ne jo pasiryžime, bet Dievo malonėje. Ir jis paskui 3 kartus išpažino meilę, bet po to išgyvenimo jis tapo kitoks. Paulius, kuris įsivaizduodavo, kad jis yra uolus fariziejus, kad jis uoliai atlieka tarnystę Dievui. Bet tai, ką jis įsivaizdavo, vedė jį prie krikščionių kankinimo, žudymo, suiminėjimo. Kiek šitie dalykai yra gilūs ir artimi mums. Pažvelkime taip, kaip Petras savo pašaukimo pradžioje iš to žavesio labai daug ką prižadėjo Jėzui. Prižadėjo. Bet jisai turbūt nesuprato, ką tai reiškia. Šiandien kartais, kai iškilmingomis progomis sutinki parapiečių, jie irgi prisižada. Aš net nežinau, kas ir ką man pažadėjo. Vienas pažadėjo ateiti talką padirbėti. Pažadėjo tada ir tada. Kitas pažadėjo, kad palaikys visur ir visada. Ir tas pažadas tik per šventę paskui kažkur dingo. Trečias pažadėjo pasikviesti kalėdot ir to pažado iki šiol dar neįgyvendino. Ar čia nėra Petro širdis ir jo išgyvenimai? Jis irgi sakė, Viešpatie Jėzau, aš taip tave myliu, viską padarysiu dėl tavęs, eisiu į kančią, į mirtį. Kai prasideda sunkumai, jisai pasakė, aš jo nepažįstu. Nežinau, apie ką čia kalba. Kai mūsų gyvenime, kai mes patiriame pašaukimą, krikščionių pašaukimą. O krikščionių pašaukimas tai nėra, kaip mes sakome liaudiškai, ateiti į bažnyčią. Bet atėjus į bažnyčią, šlovinti Dievą. Ir kai mes šiandien kalbame apie tai, kad būtų faina, kad būtų daug patarnautojų, kad būtų smilkytuvas, kad būtų procesija, čia ne dėl to, kad aš užsinorėjau, o dėl to, kad mes tais poelgiais atiduodame Dievui garbę ir pagarbą visai bendruomeniai. Bet kaip kartais yra sunku, kai aš pažiūriu, kuo iškilmingesnės progos, tuo mes daugiau galime pasimesti. Atėjau į bažnyčią, bet ką aš joje patiriu? Ar aš patiriu tai, kad aš atėjau į bendruomenę? O gal visiškai tos patirties nėra? Ar aš patiriu, kad aš iš tikrųjų išgyvenu tą santykį su Jėzumi, kuris perkeičia mano širdį ir įkvepia mane veikti? Krikščionis tai nėra tas, kuris atėjęs su dokumentėliu, kad esu pakrikštytas, atbus iškilmingom progom. Tai suprantama, kai yra mano vestuvės, kai yra mano vaikų krikštas, kai yra laidotuvės mano artimųjų, tai aš ateisiu. Kur aš dėsiuos? Mane užbadys artimieji, sakys, be kunigo palaidojo, užmušim vedėją. Tai čia suprantama, bet kai yra kasdienybė, kai yra parapijos dalykai, kai yra bendruomenės reikalai, ar tu turėsi savyje drąsos neišsiginti?
Nepasakyti kaip Petras, aš čia nežinau, apie ką čia šneka. Čia žinot, kažkada buvo žmonės, kurie Vilniui atėjo ir labai gyrėsi, pradėjo nuo pagirų, kad yra labai uolūs parapiečiai, labai, nu tokie, bet nuo Smetonos laikų su šitą parapiją. Sakau, koks vardas klebono? Nuleidau galvą. Pasakau, šiandien mes savo unuką pakrikštėjom. Kuo vardas kunigo, kuris teikia jums krikštą? Ką žinau, sakau, plikas, barzdotas, su akiniais. Tai va taip kartais pažįsti parapiją. Vardą nežinai, klebono. Ir va tie dalykai, ne, parodo mums, kad mes turime tų iššūkių, bet visgi Dievo malonė ir Dievo pasitikėjimas mumis yra didžiulis. Jeigu jis pasakė Petrui, žiūrėk, tu būsi uola, bet ne savo talentu, o mano malonės galia. Ir iš tikrųjų Petras tapo ta uola. Iki tokio lygio, kad jisai iš tikrųjų nuėjo į mirtį, nuėjo ir į kančias ir iki pat paskutinės savo akimirkos liko prie viešpaties, liko jo mokymų. Bet jis suvokė vieną, kad tai yra ne jo talentas, o Dievo meilės galia. Ir šiandien apie tai irgi vertina mums pamastyti, kad mes turime šaltinį, mes krikščionys turime šaltinį. Tik tai svarbu, kad mes širdimi prie jo prieitume, kad mes iš jo semtumės ir galvotume ne tai, kad viskas blogai ir nieko mes nepadarysim ir nieko nebus, bet pagalvoti apie tai, kad Dievo meilė daro mūsų gyvenime stebuklus. Vienas šventasis yra pasakęs tokią mintį, kad Dievas yra toks rašytojas, kuris sugeba rašyti tiesiai ant kreivų mūsų gyvenimo linijų. Va, kur yra gili mintis. Mes šiandien kartais gal ir norėtume parapijai kažką daryti iš širdies, iš to tokio įkvėpimo, iš šventosios dvasios įkvėpimo. Bet pradedi iškart galvoti, aš netobulas, aš netobulas, aš netobulas. Bet Dievas pašaukė netobulus ir juos atnaujina, juos užaugina dvasinėme lygmenyje. Kad patikėk, jeigu priimsi pašaukimą, tai niekada neliksi be malonės jį įgyvendinti. Čia žinot, kaip kažkada vienas toks mano bičiulis bijojo turėti vaikų, paskui turi 11. Sako, aš įtikėjau Dievo žodžiu, kad jeigu Dievas duoda vaiką, duos ir ant vaiko kažkaip užauginti. Sako, aš įtikėjau ir nepražuvo. Panaši mintis, jeigu Dievas tave pašaukė, duos išminties, jėgų, sumanimų, žmonių, palaikymo, duos tai, kas yra reikalinga. Tik nebijok priimti. Va, kur yra tokia gili mintis. Nebijok priimti. Pauliaus gyvenime irgi buvo silpnumų, irgi buvo tokių klystkelių. Kartais, žinot, mes irgi kartais sutinkame tokių problemų bendruomeniai, kur būna tokie uolūs parapiečiai, kurie labai daug kalba, kitus nuteisia, patys į save būna nepasižiūri. Arba labai iš to tokio uolumo gali nuskriausti, kaip Paulius, kuris šventai tikėjo, kad reikia Dievo įstatymą įvykdyti. Kažkada pasakojau tokią istoriją, kaip jaunas žmogus, kuris buvo ir kalėjime, ir vaikščiojo su treningais, plika galva. Nu, toks atrodė kaip nusikaltėlis, toks visas paveikslas. Ir vieną dieną jis taip susigraudino, taip patyrė tą Dievo kvietimą, kad jam kažkas širdis sujudėjo, jis atėjo po tokią kaimo bažnyčią, kaip pas mus, atsiklopė, pradėjo verkti. O tuo metu priekiniam suole sėdėjo 3 močiutės, tokios, kur visada ateina ir visada viską sukalba, ką reikia. Ir jos kalbėjo rožinį. Ir jos taip atsisuko ir su tokiu pasišlykštėjimu pažiūrėjo į jį. Sako, viena, iš kur tu čia atėjai?
Kitas sako, kodėl tu su kepurė, sako, nežinai, kad bažnyčioje kepurės negalima. Trečia sako, o kodėl tu maldynų neturi, koks tu bėdėlis? Iš karto va toks nuteisimas. O ketvirta sako, tu išvis mums čia trukdai melstis, mes tavęs bijom, eik iš čia. Tas išėjo ir verkė. Galvoja, ateisiu pas Dievą, ateisiu meilę čia, kaip skudurų per veidą. Sėdi verkia. Ir paskui patiria tokią viziją, sako, ateina viešpats Jėzus ir apkabina, sako, tai kas atsitiko? Tai kas, sako, atėjau, norėjau būti kartu su tavimi, nežinojau kaip, o mane tos pamaldžios močiutės paėmė išvarė, net neišklausė manęs. Jėzus taip pasakė, žinai, jos ir mane dažnai išvaro iš bažnyčios. Kartais mes per tokį raidišką uolumą, kur viską padarome, ką reikia, tik meilės nėra tame. Mes irgi kartais galime neturėti ryšio su Dievu. O mes su Jėzumi ryšį turime būtent per jo meilės patirtį. Pagalvokime apie tai. Įsidėkime į širdį tą paveikslą, šiek tiek tokį techninį, kai dingsta ryšys. Ir kaip yra mano gyvenime. O kaip vyko tų apaštalų gyvenime. Kokį jie ryšį turėjo su viešpačiu. Kiek jie išgyveno nuopuolių, atsikėlimų. Bet kaip nuostabiai Dievo meilė perkeitė jų gyvenimą. Ir kokie jie tapo laimingi. Amen. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją, tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimus iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo, nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu, priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Mylimieji, sustiprinti apaštalų Petro ir Pauliaus tikėjimo ir vilties bei meilės Jėzui ir žmonėms, kreipkimės į Tėvą su malda. Atsiliepsime, išklausyk savo tautą viešpatį. Meldžiame už bažnyčią ir popiežių Leoną XIV. Išlaikyk to paties tikėjimo brolių bei seserų meilę ir brandink juos nenulinančią viltį. Tegul popiežius būna vilties žiburis. Išklausyk savo tautą viešpatie. Meldžiame už pašauktuosius į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Džiugink juos savo artumu ir padėk pasirinkti tinkamiausią jiems kelią. Išklausyk savo tautą viešpatie. Meldžiame už kleboną Ronaldą, kad gavęs mūsų parapijų raktus ir uoliai rūpindamasis dvasiniais ir ūkiniais reikalais nepailstų. Nuolatos įlydėtų tavo ir parapijiečių pagalbą. Išklausyk savo tautą viešpatie. Meldžiame už valdžios žmones. Palaikyti visus iš tiesų naudingų žmonių sprendimus ir saugok nuo galios pagundų. Išklausyk savo tautą viešpatie. Meldžiame už persekiojamus krikščionis ir karų kankinamus žmones, ypač Ukrainoje. Gink ir gaivink juos savo artumu. Išklausyk savo tautą viešpatie. Meldžiame už Bosūnų, Dysnos, Navikų, Galalaukių, Pivorų,
Rimaldiškės, Lazinkų ir kitus didžiausių krečių seniūnijų ir visos Lietuvos gyventojus. Suteikiant išminties sekti tavo tikėjimo keliu ir telktis į gyvas ir atviras bendruomenės. Išklausyk savo tautą viešpatie. Meldžiame už mūsų krašto mirusiuosius, ypatingai tuos, kurie gyvena mūsų atmintyje mažai išlikusiuose kaimuose, kad amžinai būtų tarp angelų kartu su Kristumi ir Šventuoju Petru. Išklausyk savo tautą viešpatie. Meldžiame už mūsų ir visų krikščionių vienybę, kad pasaulis įtikėtų, jog esi mus siuntęs, būk mūsų gyvybės ir vilties liepsna. Išklausyk savo tautą viešpatie. Meldžiame už visus, kurie nešioja Petro ir Pauliaus vardą, kurie yra mūsų bendruomenėse. Tegu Viešpats juos sustiprina, laimina, suteikia visą tai, kas yra jiems reikalinga. Mirusius Petras ir Povilas priimk Viešpatie į savo šviesą, į savo namus. Išklausyk savo tautą Viešpatie. Visomis intencijomis, kuriomis aukojame šias šventąsias mišias, kad Viešpats mirusiems būtų gailestingas, o gyvuosius laimintų. Išklausyk savo tautą Viešpatie. Kad kiekvieno mūsų ryšys su tavimi, Viešpatie Jėzau, būtų gyvas, stiprus, viltingas, įkvepiantis, kurti ir liudyti tavo karalystę. Išklausyk savo tautą Viešpatie. Priimk, o Tėve, maldą bažnyčios, džiūgaujančios neįkalinamų šventųjų apaštalų liudijimu ir galingu užtarimu. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
neleisk sužlugti. Viešpatie, tik tu žinai, kas aš esu, leisk giedoti tai, kuo gyvenu. Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Apaštalų malda Viešpatie, tepalydi mūsų aukas prie tavo sosto ir tepašventina aukojančius. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta, teisinga, reikalinga ir išganyga, visur visada tau Dieve kovoti. Šventasis Viešpatie visagali Tėve, amžinamasis Dieve. Tavo išrinktais šventais apaštalais gėrimės ir didžiuojamės, nes Petras mums tikėjimo vadas, o Pauliuje tiesų aiškintojas ir gynėjas. Petras išrinktosios tautoms vaikams bažnyčią steigė, o Paulius pagonių tautas ir ją šaukė ir mokė. Šiuodu pasaulio žibintais skirtingais keliais telkė vieną Kristaus šeimyną, kol juos abu sujungė vienas kankinys Tėvis vainikas. Todėl su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujamą giesmę. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jūs visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis, paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi,
nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros. Mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą mes tau, Viešpatie, aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mūsų Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybę. Atmink, Viešpatie, savo bažnyčią plačiame pasaulyje, dykioje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų arkivyskupą Gintarą ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, mirusius mūsų parapiečius, kurie užmigo su viltimi prisikelti ir visiems tavo malonėje baigusiam žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu ir sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Pagarbinkime dangiškai Tėvą tą maldą, kurie Viešpats Jėzus mus moko melstis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmė, o savosios bažnyčios tikėjimą. Ir suteikia įžadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telyti jūs. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį,
bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks.
melskimės. Šventąją komuniją sustiprinęs Viešpatį ir toliau vadovauk mums bažnyčioje, kad ištvermingai laikydamiesi šio duonos laužymo ir apaštalų mokslų, visi turėtume vieną širdį ir vieną sielą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Malda už pašaukimus. Visagali Dieve Tėve, Tu sukūrei mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti tai. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis, derlinga dirva priimti Tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvęstojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų Tavo išmintis, galybė ir garbė. Tuomet žinome Tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausią mergelę Mariją, mūsų motinai, šventojoje dvasioje per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Truputį skelbėjai. Brangiai, šiandien mes meldžiamės karštai visom prasmėm, ir dvasinė prasme, ir iš tikrųjų yra karšta. Bet jau netrukus eisime į procesiją, kurią pasibaigs mūsų iškilminga liturgija. Ką išreiškia procesija? Mes išeiname iš bažnyčios su Kristumi. Tai yra mūsų liudijimas, kad mes norime išeiti su Juo į pasaulį ir eiti su Juo ir nešti jį. Ta procesija išreiškia. Antras dalykas, tai šiandien tikrai nuoširdžiai dėkoju už visą širdį, visus darbus, visą tarnystę, ką mes įdėjome į tai, kad šitie atlaidai įvyktų, kad jie būtų gražus, iškilmingi. Dėkoju tam uoliam kolektyvui, kuris iš tikrųjų visi turbūt žinote, kas dirba, nereikia čia turbūt minėti. Dievas to labiau žino. Aišku, nedaug, norėtųsi, kad visada būtų daugiau, bet atsirado tie, kurie tvarkė visą aplinką ir šienavo, ir grėbė, ir padarė taip, kad šiandien mes turime gražiai prie bažnyčios viską sutvarkyta. Ačiū labai, kas rūpinosi, kad iš tikrųjų būtų gėlės, kad būtų gyvos gėlės, kad būtų papuošta viskas. Ačiū labai vyrams, čia jau irgi neminėsiu, visi matote, kas prie altoriaus yra ir kas patarnauja, kas stengiasi iš tikrųjų, kad šitą liturgiją būtų iškilmingesnė. Ačiū Jums labai. Ačiū, kas atvykote iš Tverečiaus, mus palaikyti, melstis kartu. Ačiū labai chorui, kuris rūpinosi, kad mes šiandien turėtume iškilmingesnės giesmes ir ne tik su vargonais, bet ir su gitara. Ačiū labai Juozui, kuris yra ištikimas mūsų bičiulis techniniai srity ir jo dėka mes turime tą įrašą. Ačiū tiems, kurie mus palaiko nuotoliu ir kurie per šitą įrašą galės irgi mus pamatyti, melstis. Žmonės būna džiaugiasi, sako, pamačiau per kamerą pažįstamą, sako, faina buvo jį pamatyti. Net ir tokie paprasti dalykai. Arba galėsim, žinot, kai būsim labai jau tokie brandaus amžiaus, tai parodyti jaunai kartai, kad va, koks gyvenimas vyko parapijoje, kaip buvo. Ir tas yra irgi gerai, tas įamžinimas, prie kurio visada gali sugrįžti ir pažiūrėti, štai mes esame gyvi, tikri, kiekvienas su savo vardu ir gyvenimo istorija. Ir šiandien pabaigoje labai nuoširdžiai sveikinu visus Petrus, Povilus, ko nepasieks šitas sveikinimas, nežinau, virtualiai, gyvai, jūs nuneškite. Nuneškite tuos sveikinimus tiems, kuriuos pažįstat, kurie yra Petrai, Povilai, kurie nešioja tų garbingų apaštalų vardus. Ir pabaigai, prieš tokius nuoširdžius plojimus, tikiuosi bus, noriu pasakyti vieną mintį. Jeigu jautiesi netobulas, nebijok. Taip jautėsi ir Petras, ir Paulius. Irgi taip jautėsi. Bet Dievo meilė tavyje padaro didelius dalykus. Atsimink, jeigu priimi pašaukimą, nebūsi vienas niekada.
Tau Dievas duos įrankius, kad tu galėtum tą misiją įgyvendinti. Nuoširdžiai sveikinu visus su atlaidais, su mūsų bendruomenės švente. O dabar adoracija, žilinės pamaldos ir paskui po palaiminimų galėsim dar lauke sustoti, pabendrauti, pasifotografuoti ir pasidžiaugti. Tegul būna garbinamas Dievam trejybei viešpačiu. Kyrie eleison. Kristus žyst mus. Tėve dangus Dieve, Sūnau pasaulio pirkėjų Dieve, Šventoji dvasia Dieve, Šventoji trejybė vienas Dieve, Jėzaus širdies Sūnaus amžinojo Tėvo, Jėzaus širdie mergelė motina šventosios dvasios sutvertoji, Jėzaus širdie su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji, Jėzaus širdie begalinės didybės, Jėzaus širdie šventoji Dievo bažnyčia, Jėzaus širdie aukščiausiojo padangtė, Jėzaus širdie Dievo namai ir dangus vartai, Jėzaus širdie liepsnojantis meilės židinį, Jėzaus širdie teisingumo ir meilės buveinė, Jėzaus širdie gerumo ir meilės pilnoji, Jėzaus širdie visų darybių gelmė, Jėzaus širdie visokios pagarbos vertoji, Jėzaus širdie visų širdžių valdovė, Jėzaus širdie išminties ir žinojimo lobynė, Jėzaus širdie dievybės pilnatvė, Jėzaus širdie Tėvo mylimiausioji, Jėzaus širdie visiems malonių teikiančioji, Jėzaus širdie visų žmonijos išsaugtoji, Jėzaus širdie kantrioji ir gailestingoji, Jėzaus širdie dosni tave besišaukiantiems, Jėzaus širdie gyvybės ir šventumo šaltinį, Jėzaus širdie permaldavime už mūsų nuodėmes, Jėzaus širdie baisiai išniekintoji, Jėzaus širdie mūsų nedorybių skaudintoji, Jėzaus širdie ligi mirties paklusnioji, Jėzaus širdie ietimi pervertoji, Jėzaus širdie paguodos šaltinį, Jėzaus širdie mūsų gyvenime ir prisikėlime, Jėzaus širdie taikos ir ramybės davėja, Jėzaus širdie nuodėmio auka,
Jėzaus širdie tavimi pasitikinčiųjų išganymą. Jėzaus širdie mirštančių viltie. Jėzaus širdie visų šventųjų džiaugsme. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Jėzau, romusis ir nuolankė širdį. Melskimės. Visagalių amžinasis Dieve, pažvelk į savo mylimo sūnaus širdį ir tai, kaip į tave pagarbino, ir kuo už nusidėjus atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk, vardan savo sūnaus Jėzus Kristus, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Mielasis Jėzau, žmonijos atpirkėjai, pažvelk į mūsų nuolankiai suklaupusius prieš tavo altorių. Mes tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su tavimi susijungti. Šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame švenčiausiai tavo širdžiai. Gerasis Jėzau, daugelis tavęs visiškai nepažįsta. Daugelis paniekinę tavo įsakymus nuo tavęs nusigręžia. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo švenčiausios širdies. Būk Viešpatie valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie tave paliko. Padėk jums greitai sugrįžti į tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde. Būk valdovas tų brolių, kurie nuo mūsų atsiskyrė dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą. Suteik Viešpatie savo bažnyčiai tikrą klestėjimą. Duok visoms tautoms taiką ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas. Garbė ir šlovė mūsų išganytojo dieviškai širdžiai per amžius.
į štai didįjį sakramentą. Nes jau seną testamentą mainų įsakai naujai, į paslaptį šventą Kristaus žodį negali. Dievui tėvui sutvėrėjui, tavas skamba džiugi giesmė, Dievui sūnui atleidėjui, iš visos širdies garbė, ir dangaus šviesos nešėjai, dvasiai amžina šlovė. Amen. Maitinimus Dievą dangaus duoda, kuri mums teikia tikrai džiaugsmą. Melskimės. Dievas švenčiausiu sakramentu paliekęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mus taip garbinti šventąsias tavo kūno ir kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Garbinkime švenčiausiąjį sakramentą. Jėzus Kristus, mūsų viešpaties, tyrąjį kūną ir kraują, garbinkime švenčiausiąjį sakramentą. Taip, kryžių. Ne. Žiūrėk.